Sveiki, su jumis sveikinasi Dovydas Vaikšnoras ir laida Forever verslo klubas. Šiandien pas mus svečiuose nuostabus lyderis, menedžeris Ramūnas. Labas, Ramūnai. Sveiki visi. Taip, mano vardas Ramūnas Kalpokas, esu iš Alytaus ir Forever versle Liepos 1 dieną bus jau 16 metų. Jau 16 metų, Jau eina savo kiek taip. daug. O dabar tada sugrįžkim iš karto atgal prieš 16 metų. Ką tu veikiai tada, ar kur dirbai, kokia tavo buvo situacija prieš atsirandant Foreveriui? Prieš atsirandant Foreveriui iš tiesų aš neturėjau darbo, buvau darbo paieškose. Labai gerai prisimenu tą laikmetį, nes buvo vasara ir iš tiesų žmonės atostogavo, o man buvo galvoje ne atostogos, nes reikia pinigų, reikia pragyvenimui, reikia mokesčius mokėti ir panašiai. Tiesiog buvau grįžęs iš užsienio, kur tikrai ne mano ir aš ten labai trumpai pabuvau ir vat ta paieška tokia buvo iš tiesų įdomi. O ko man įdomi buvo, todėl, kad aš visą gyvenimą dirbau vadybinį darbą ir įsivaizduokit, už lango 2009 metai, krizė, apie kokius darbus kalba galėjo būti, nes buvo mažinimas etatų, mažinimas atlyginimų ir prekybos centre, viename iš prekybos centrų sutikus Sigitą Vaikšnorą, tiesiog persimetėme, kaip sakant, liaudiškai keliais žodžiais. Jis iš kažkur buvo taip, kaip jis vadybinį darbą dirbo, todėl, kad jisai buvo vienos įmonės atstovas, taip, ir mes susidurdavom karts nuo karto parduotuvės salėse ir pasisveikindavom, bet daugiau nieko, ta prasme nieko bendro nebuvo. Ir stovėme eilutėje, kaip tik kažkodėl likimas taip sudėliojo, įsikalbam ir klausimas, ką tu veiki, aš sakau, nieko šiuo metu paieškose. Ir Sigitas sako, tai mes, su žmona turim versliuką. Tas žodis versliukas taip įdomiai nuskambėjo, sutikit su tom, nes versliukas. Nerimtas kažkoks. Versliukas, jo. Bet mane kažkaip suintrigavo iš tiesų ir suintrigavo. Intriga gavosi, taip. Ir kas tada buvo, tai pašnekėjot ir... Jo, apsikeitėm kontaktais, kadangi mes, mes tik buvom pažįstami ir sulaukiau skambučio, buvau pakviestas į nepasimatymą, gal ir į pasimatymą, todėl kad jis pakvietė į savo kabinetą ir teko bendrauti ne tik su juo, bet ir su jo žmona, Daiva. Taip, ir ten išgirdau tokią informaciją, kuri iš pat pradžių man pasirodė labai įdomi. Informacija pati įdomi, todėl, kad tai buvo netradicinis verslas. Tai tas ir ta patraukė mintis, kad čia kitas reikalas. Ar tuo metu kažką žinojai, kad egzistuoja tinklinis marketingas? Nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai, bet aš manau, kad tai gerai, todėl, kad aš absoliučiai neįsivaizdavau, su kuom tai valgoma. Neįsivaizdavau, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti ir panašiai. Ir natūraliai gavosi toks, kaip neatmetimo reakcija, bet atsargumas atsirado. Tai kas padėjo apsispręsti ir žengti jau tą žingsnį į verslą ir kaip tu pradėjai? Ar pirkaisi ten mažais užsakymukais ėjai, ar pirkai rinkinį, kad startuoti iš karto, kokia buvo tavo ta pradžia? Iš tiesų pradžia buvo labai netradicinė. Paskatino šitą verslą vystyti Sigitas ir Daiva. Pakvietė jie mane pas save į svečius, aš nuvažiavus į svečius, Sigitas pradėjo rodyti kompiuteryje, reiškiasi, ir rinkodaros planą, galimybės visas, netgi atskleidė savo paslaptį, kiek galima uždirbti, vieną kitą bonuso ataskaitą parodė. Ir begeriant kavą, tiesiog kitame kambaryje mus girdėjo Sigito mama mūsų pokalbį ir jinai prieina prie mūsų, atsiprašė, kad trukdo, nors aišku netrukdė, bet sako, Ramūnai, čia yra tikrai viskas tikra. Tai žodžiu, mano močiutė? Taip, Dovydai, tavo močiutė padarė lemiamą tokį lūžį mano
sąmonėje, taip, kad man šito reikia. Mhm. Taip, ir 2009 metai, Liepos 1, už lango krizė, Ramūnas pinigų neturi, pasiskolina ir nusiperka rinkinį. Kodėl rinkinį? Ko gero iš karto natūralus klausimas, ar ne? Nes aš apie juos nieko nežinau. Taip, apie produktus. Nu, pirminį informaciją turiu, bet sutik su tuom pirmą kartą išgirdus, tu net nežinai, su kuom ten tas sultis išgerti. Tikrai visko jis atsiminti neįmanoma. Jeigu kas nors sakys, kad viską žinau, viską suprantu, viską prisimenu, tai meluoja, taip? Bet esmė ta, kad aš įsigijau startinį rinkinį, todėl, kad tai yra pats, tai buvo ir yra, ir šiuo metu pats pigiausias ir bene, sakykime, naudingiausias žmogui sprendimas tiesiog šioje kompanijoje, Forever kompanijoje vystyti verslą. Nu ir tada kas vyko toliau? Įsigijai tą rinkinį ir ką darei, kokie buvo pirmieji žingsniai, kokia ta pirma diena buvo jau darbo versle šitą? Ai, labai įdomi. Kaip šiandien prisimenu, aš gavau tą rinkinį, tarp kitko pašto kurjeriai mus pristato tiesiai į rankas, vat, Forever užsakymus. Ir gavau tą rinkinį, nu ir galvoju, aš pasižiūrėsiu, kas ten visgi yra viduje. Nu, žinojau maždaug, bet, nu, įdomu pačiupinėti, taip. Ir išverčiau tą visą rinkinį, kaip šiandien prisimenu, miegamajame ant lovos. Ir neužilgo grįžo žmona, Diana. Jis pasižiūrėjo į tą rinkinį, pasižiūrėjo į mane. Sako, kas čia? Jinai nesitikėjo, nes aš tai padariau pats vienas, priėmiau sprendimą aš. Sakau, čia Forever produktai. Sako, aš matau, kad produktai kažkokie tai, kadangi jinai medikė, jinai labai atsargiai, skeptiškai, taip. Vat, sako, ir ką tu su jais darysi? Sakau, mes dabar valgysim. Ai, valgysim, sako. Sakau, taip, ir darysiu aš verslą. Kokį verslą? Apie ką tu čia, sako? O žinojo, kad tu dar tą rinkinį pirkai ir net pasiskolindamas? Nežinojo jinai nieko. Aš kaip jai pasakiau, kad dar pasiskolinau pinigų, nu tai istorija nutyli. Vienu žodžiu, aplinka reagavo kaip ir toks lengvas šokas buvo ten. Nu, ir palaikymo galbūt didelio pradžioje irgi nebuvo. Pasakysiu taip, aš paprašiau, kadangi, nu vis tiek, kaip bebūtų, tai yra artimas tavo žmogus, paprašiau duoti man laiko ir netrukdyti. Jinai bandė man kelis kartus per keletą mėnesių ten, va, žiūrėk, skelbimas toks, va ten, galbūt ten dar pabandyk nueiti, aš sakau, palauk, viskas bus gerai. Žiūrėk, vėl sako, ieško darbuotojų, gal ten tu nueik, va, ten tokios pareigos, sakau, palauk, aš labai tikėjau, tiesiog nuojauta vidinė man kuždėjo, kad viskas bus gerai. Nu, iš tiesų galiu pasakyti, kad viskas buvo tiesiog puikiai, nes tu esi toks, skaityk, vienintelis Baltijos šalyse, ar jų tokių nelabai daug buvo, kad per 4 mėnesius tu nuo starto tapai menedžeriu. Taip, tiesa, Dovydai, iš tiesų tuo metu dar nebuvo nei vieno, sakykime, kadangi kompanija nuo 2003 metų berods, ar ne? Tiksliai nepasakysiu, pirmų. Jo. Taip, tai nebuvo nei vieno atvejo ir aš tiesiog, ką aš dariau kitaip, aš nieko nedariau kitaip, aš tiesiog, reiškia, Daivos ir Sigito klausiau, ką reikia daryti ir aš dariau tą, ką jie man sakė, nes aš jokios patirties neturėjau tame. Bet taip kasdien, sistemingai kažką ir darei? Jo, tiesiog aš kviesdavau žmonės į pokalbį, kuriuos ne aš vesdavau, aišku, o Daiva taip pristatinėdavo produktus, tie žmonės susidomėję pildydavosi prašymus ir pirkdavo taip pat rinkinius, dažniausia taip, 90% žmonės pirkdavo rinkinius, todėl kad tai buvo pats pigiausias ir tebėra pats pigiausias variantas tapti kompanijos verslo dalimi. Tai kokie sudėtingiausi iššūkiai buvo pradžioje, kaip juos įveikti pavyko? Iš tiesų, kažkaip tai vat įdomiai, dabar net galvoju,
Iššūkiai, nu nebuvo problema kažkokia pakviesti žmonės, nes, nu iš tiesų tų žmonių mes turim pakankamai daug, ypatingai veiklos pradžioje, ar ne. Bet gal kažkokias baimės reikėjo įveikti. Nu, galbūt pagrindinė tokia baimė, pakėlus telefono ragelį, surinkus numerį, ar ne, kaip pasakyti tam žmogui, kur aš jį pakviečiu. Nes aš pats dar iki galo nebuvau supratęs, kur aš čia, ką aš čia veikiu ir taip toliau. Tuo metu juk ir užsakymus mes popierinius variantus siūsdavom į biurą arba ten skambindavom telefonu, dar nebuvo elektroninės parduotuvės ir panašiai, dar daug dalykų nebuvo, taip. Tai va tiesiog kiti, aišku, sakydavo, koks tu čia medikų tapai ir panašiai, čia gydytojų. Aš juokaudavau visada šalia, sakydavau, šalia manęs yra gydytojas, aš šalia gydytojo, šalia mediko, ta prasme, nes mano žmona yra medikė. Tai va. Tai kada jau buvo tas lūžio taškas, kad jau supratai, kad nu man čia sekasi, čia mano kelias? Žinai, pasakysiu paprastai, lūžio taškas įvyko tuomet, kaip mano žmona patikėjo. Kai aš gavau bonusų ataskaitą vieną ir mano atlyginimas buvo didesnis už jos samdomo darbo atlyginimą, jinai sako, kadangi seniau tiesa paraiškoje galima buvo vyrui ir žmonai dalyvauti, taip, nu arba, sakykime, bendrai gyvenant žmonėm, ar ne, įsirašyti vardą, pavardę savo. Tai jinai iš pat pradžių net nesirašė tos paraiškos, nesipildė. Sakė, ne, tu čia pats ir... Jo, o po to sako, ar gali ten mane įrašyti? Jau paskui jau... Jo, ir kai mes Liepos mėnesį, tai yra rugpjūčio mėnesį, nes Liepos pradėjom, o rugpjūčio vidury išvažiavom keliom dienom į Palangą tiesiog pabūti, berods jo su Daiva ir Sigitu, ir aukštesnieji Daivos ir Sigitos sponsoriai skambina Dalia Tamulienė, kad sako, jau Ramūno supervisoris su Diana. Tai tada man kažkaip, wow, aš čia Palangoje, o aš tapau supervisoriu. Kaip taip įvyko, ne? Jo, ir taip tiesiog, ne, o man iš pat pradžių atrodė, wow, kaip ten tuos kreditus surinkti ir kaip pasiekti tą kvalifikaciją. Ir tada, tada lūžio tada, manau, nes aš tiesiog chronologiškai bandau atkurti ir manau, kad šitas buvo labai stiprus toks lūžio taškas, kad wow. Gerai. Kaip manai, ką reiškia būti lyderiu Foreverį, tinkliniai rinkodarai tavo akimis? Ką reiškia būti? Lyderystė tai visų pirma atsakomybė. Atsakomybė už savo komandą, už jų, reiškia, pakviestus visus žmonės, atsakomybė už sakykime, pasakytus žodžius, aš turiu omenyje apie produktus pristatinėjant, ar ne. Tiesiog nebėgu aš ir niekada nebėgau nuo tos prisimtos atsakomybės. Iš tiesų kartais būna ir jinai tokia, atrodo, kad slegianti galbūt, ar ne, bet jeigu tu tiesiog nemeluoji pirmiausia savo ir kitiems, tai visada tu randi išeitį ir visada tu tiesiog, žmonėms sakydamas tai, kuom tu gyveni, ką tu jauti, ką tu vartoji, kodėl tu čia esi, sąžiningai atsakydamas į visus užduodamus jų klausimus, tu su tom tvarkaisi pakankamai gerai. Tai lyderystėje, manau, yra pagrindinis dalykas būti atsakingu savo, prieš save ir prieš kitus. Kaip manai, Ramūnai, ar dabar pradėti verslą tinkliniai rinkodarai dar nevėlu jau dabar, ta prasme? Ar dar vis galima tai padaryti? Žinai, Dovydai, iš tiesų visada yra tas laikas. Visada jis buvo ir bus. Nesvarbu, kiek tau metų. Nesvarbu, kokio tu esi išsilavinimo. Nesvarbu, kokias tu pareigas užimi. Taip? Visiškai nesvarbu. Svarbu tai užduoti klausimą svarbu savo, kodėl man reikia Foreverio. Taip, galbūt tu nori tiesiog geresnės gyvenimo kokybės.
sveikatinti save, ar ne, savo šeimos narius. Galbūt iš tiesų yra kažkokios, gal ir problemų turi žmogus su ta sveikata, tiesiog padėti, neišspręsti galbūt, bet kad ateityje dar labiau žmogus tiesiog neturi, ta prasme, labiau nesusirgtų, labiau neturėtų tos bėdos, taip. Galbūt pas tavį yra finansiniai įsipareigojimai, kurie tave slegia, smaugia, ar ne, yra žmonių, kurie negali su tom gyventi. Sako, aš nekvėpuoju, man va čia va, kol skola kažkokia yra, ar ne. Galbūt tu nori ir savo negali leisti šiai dienai, atrodo viskas gerai, bet negali atostogų išvažiuoti, ten, kur tu nori. Galbūt pas tavį automobilis jau senas. Tiesiog tu, ne dėl to, kad prieš kažką pasipuikuot, bet tiesiog nuo taško A iki taško B nuvažiuoti saugesnių, geresnių, naujesnių automobilių. Gal tu nuomojasi būstą ir svajoji apie kreditą, kurio tu negali gauti iš banko, kadangi tavo pajamos yra mažos, taip? Tai čia apie tai. Čia galima realizuoti. Čia galima ir aišku, asmeninis tobulėjimas, asmeninis augimas, ar ne? Nes įvairiausios mokymai, įvairiausios skatinimo programos kompanija yra, daug visko yra, čia į šitą video mes nesutilpsim, kiek mes norime pasakyti. Tai tada trumpai paklausiu, prabėgam, lankaisi tikrai įvairiuose Forever renginiuose, ką tau jie duoda? Man, kas keiščiausia, per 16 metų aš kiekvienam renginį kažką tai atrandu. Ir nenustoju save stebinti ir pats stebiuosi, atrodo, kaip ir viską žinai, nors sako, jeigu tu sakai, kad tu viską žinai, tu nieko nežinai. Tai va tas indas vis tiek kažkada ištuštėja ir jį užsipildai naują energiją, užsipildai naujom žiniom, užsipildai naują motivaciją ir va tai be galo, be krašto. Kiekvienas absoliučiai apsilankymas, renginį, nesvarbu ar tai regioninis, ar tai kompanijos organizuotas, ar tai mūsų pačių, reiškia, mes organizuojam kaip lyderiai savo komandos nariam, visur visada randu naudą, visur visada kažko tai pasimokau, kas man leidžia toliau vystyti į priekį savo verslą. Kelionės. Kelionės. Kiek jau tų kelionių tau su Foreveriu pavyko apkeliauti, kiek šalių galbūt? Aišku, taip greit nesuskaičiuosiu. Nesuskaičiuosiu taip greit iš tiesų, Dovydai, bet tai vienas iš tokių, kaip pasakyti, savo apdovanojimų, ar ne? Kelionė, tai apdovanoji save už gerą darbą, nes mes čia patys kaip esam savo darbdaviai, ar ne? Ir kas svarbiausia, iki šiol man teko, reiškiasi, kompanija suteikė tokią galimybę keliauti nemokamai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad skaičiuota viskas, bilietai, viešbučiai, transportas, viskas iš oro uosto iki viešbučio, iš viešbučio iki konferencijų salės ir taip toliau. Ir tai teko keliauti Aziją, Ameriką, Afrikoje tiesa nebuvo, Europos, aišku, daug valstybių, taip. Tikrai nesuskaičiuosiu, įspūdingiausia galbūt tik pasakysiu, tai yra Meksika, ten. Amerika, aišku, visur labai smagu ir tuo labiau, kad tu žinai, kad tu vienas dalykas atstovauji Lietuvą, taip, ir kitas momentas, kad tu keliauji dažniausiai ne vienas, o su komanda. Ir žymiai labiau man yra, sakykime, džiugu, kai, aišku, man irgi labai smagu, bet ypatingai džiugu, kai keliauja su manim mano komandos nariai. Tai kokias, be kelionių dar, kokias kvalifikacijas pavyko pasiekti per savo laikotarpį? Menedžeris, senior menedžeris, jau sekanti kvalifikacija, taip. Ir automobilio skatinimo programa. O kas tai yra? O čia tai labai, kaip pasakyti, geras bonusas tau, todėl kad tu, reiškia, gauni nuo 4 iki 800 eurų per mėnesį kaip priedą prie atlyginimo, tai ką tu uždirbi, dar papildomai gauni, taip, ir tu tuos pinigus gali išleisti, žinoma, naujo automobilio įsigijimui, gali išleisti netgi būsto įsigijimui,
nėra reglamentuota, bet tiesiog kompanijoje yra tokia kvalifikacija, automobilio skatinimo programa arba Forever to Drive, angliškai taip. Ir tuos pinigus tu gali išleisti mokslam, galbūt mokymui savo vaikų, taip, pagal savo nuožiūrą. Ir čia šitą gali pasiekti bet kas? Na, gal, sakykime, būkim atviri, nėra, kad bet kas, ar ne, nes reikia įdėti tikrai pakankamai daug darbo ir pastangų, šitai kvalifikacijai pasiekti, bet tikrai yra įmanoma ir ne vienas, ir ne du žmonės Lietuvoje, reiškia, yra tai padarę. Kokį patarimą duotum savo, jei grįžtum į pradžią verslo? Ar kažką keistum, ar nieko, ar taip pačiai viską darytum, galbūt kažką patartum savo? Kažkokių tai kardinalių pokyčių galbūt ir nedaryčiau, nes tai, kas yra atrasta, nereikia išradinėti dviračio per naujo, ar ne? Tiesiog galbūt dar daugiau dėmesio skirčiau, kaip čia pasakyti, tų naujų, reiškia, klientų arba naujų verslo partnerių paieškai. Nes iš pat pradžių taip sąrašą susidarai, tu paskambini, nepaskambini. Ir kai pirmas mano menedžeris atsirado, Vidas Norkevičius, tai tiesiog buvo taip, kad aš pakviečiau ten keletą žmonių, kurie neatėjo. Ir Daiva sako, niekas neatėjo, skambin, gal kažkam dar gali paskambinti. Ir aš iš sąrašo žiūriu, ar ne, ir Vidui Norkevičiui paskambinu, ir menedžeris mano pirmas. Kitaip sakant, tos drąsos, sakykime, to užtikrintumo ir ta baimė vis tiek jinai buvo. Tai nereikia bijoti, nes baimė tikrai yra nebaisi. Taip, reikia būti drąsesniems iš tiesų, nes mes atstovaujame nuostabią kompaniją, išskirtinę kompaniją, kuri gamina išskirtinius produktus, pačios aukščiausios kokybės. Taip. Ir tai suprasime tik tuo met, kai mes juos vartodami patys, paragavę, pačiupinėję, pajutę naudą savo, taip, užtikrintai ir drąsiai kalbėsime apie juos kiekvienam sutiktam. Kalbėkime apie juos visiems absoliučiai. Ko aš galbūt ir nedariau pradžioje. Tai, Ramūnai, ar atsimeni savo pirmąjį klientą? Tai vienas iš pirmųjų klientų ir buvo mano minėtas asmuo Vidas Norkevičius, kuriam taip ir paskambinau ekstra, kai neatėjo kiti kviesti žmonės. Tarp kitko, nebijokit iš tiesų, kad jie neateina, jie ne jums pasako ne, o galimybei, taip. Ir mes su Daiva ten pristatymę praleidom 6 valandas. 6 valandas. 6 valandas, bet tai užaugo mano naujas menedžeris. Kaip žmogus turėjo kantrybę 6 valandas? Tai jis norėjo, viskas buvo taip įdomu. Tai tavo ne tik pirmas klientas, bet ir pirmas verslo partneris. Tikras verslo partneris. Po to už mėnesio nepilno atsirado antras verslo partneris ir kas lėmė tą mano staigų augimą. Yra labai svarbu turėti bent 2 naujus verslo partnerius, kurie garantuoja faktiškai menedžerio kelią tau. O iš kur semiesi motyvacijos šiam verslui? Tai renginiai, kuriuose mes dalyvaujam, ar ne, tai yra pagrindinė kalvė tos motyvacijos. Pripildyti tą tuštėjantį indą, ar ne, nes, kaip sakiau, vis tiek, kai baterijos įsikrauna, taip ir organizmui reikia persikrovimo, restarto arba įsikrovimo, taip. Aišku, motyvuojantis filmai, motyvuojančios knygos, taip, seminarai kažkokie, sakykime, taip, tai visą tai ir mokinuosi kiekvieną kartą iš tiesų iš sutiktų savo žmonių, ar ne, iš savo komandos mokinuosi, iš lyderių mokinuosi. Nuolatinis mokymasi esi žmogus nuolatinėme procese tokiam. Užsiminė apie knygą, filmą, galbūt gali parekomenduoti, ar vieną kokią knygą, kuri tau daugiausiai davus, ar filmą? Jo, Dale'o Carnegio, reiškia, knygos visos, kaip ten, dabar tiksliai to pavadinimo neprisimenu,
Deilas Karnegis. Jos Daryti įtaką žmonėms, nepamenu dabar tiesiog va taip, paslaptis, tiek filmas, tiek knyga jie nuostabus. Paslaptis, aš irgi skaitęs. Ir filmukai tokie dabar tikrai rasit ar Reelsuose, ar YouTube kanale, kurie trumpi yra, va, tokie motivaciniai. Aš nemėgstu labai ilgų kažkokių, tai va tiesiog, va ten konkrečiai, taip, viskas sudėliota, ar ne? Nu ir dabar tokį netikėtą, galbūt įdomesnį klausimą. Jeigu tinklinė rinkodara, Foreveris tau būtų filmas tavo kelionės, kokį pavadinimą jam duos? Galbūt įdomiai nuskambės, bet aš tiesiog duočiau tokį galbūt ir ilgą pavadinimą, kad mes esam palaiminti su Forever. Labai gražus pavadinimas. Tai ačiū Ramūnai, kad tu sudalyvavai šiam pokalbyje. Ačiū jums, kad žiūrėjote. Jeigu jūs norėtumėte čia irgi pradėti verslą ar galbūt išbandyti produktus, galit kreiptis tiek į Ramūną, tiek į mane, suteiksim visą reikalingą informaciją. O šiandien ačiū, kad žiūrėjot, nepagailėkit paspausti like ir pasidalinti su draugais. Ačiū visiems, ačiū. Iki. Iki.